Ir štai trečia dalis ornistorijos. Tai vadinsiu savo paukščių video serijas. Praeitoje dalyje minėjau, kad zylės apsilanko vis rečiau, bet po kiek laiko grįžo. Ir grįžo su kaupu. Jau vadinu jas savo gengu. Taip pat minėjau, kad nebuvo susidomėjimo gertuve, bet tai irgi pasikeitė. Iš tiesų, antiek pradėjau jomis rūpintis, kad ypač karštomis dienomis dėdavau net ledukų. Ir net baseiniuką padariau, bet jos tik palaikė jį antrą gertuvę. Tikriausiai reikia laiko prie visko priprasti. Pastebėjęs, kad įskridus varnėnams zylės pradėjo tikrinti inkilą, atrodo net matuoti, ar angos dydis nėra pavojingas gyvenimui, nusprendžiau jį atnaujinti. Šiaip buvo ir labai įdomu pažiūrėti, kaip buvo įsikūrę varnėnai. Ir pasirodo, ten gyveno ne tik jie, bet ir vabaliukai. Kadangi planas buvo tik atnaujinti priekį, išploviau inkilą ir išpjoviau mažesnę skylę zylėms. Žinoma, nušlifavau, kad nesusižeistų ir pakabinau. Ne visai patenkintas aš to inkilu, kad tas priekis toks naujoviškas, visas likęs senas. Bet šį sezoną dar paliksim, pasižiūrėsim, ar apsigyvens zyliukės. O kitą sezoną tada darysim visiškai naują. O ko laukiam naujų inkilo gyventojų? Papasakosiu apie naujus kiemo lankytojus. Pirmasis – Bukutis. Jam geresnio vardo ir neradau. Ne tik todėl, kad galvoja esantis genys, o ir todėl, kad rinkdavo zylių saulėgrąžų likučius nuo žemės. Antrasis dažnas lankytojas – Budis. Su laiku apsiprato atskristi ir į lesyklą. Tiesa, nežinau, ką jis čia veikdavo, nes pavyko užfiksuoti tik keletą kartų klaidžiojantį balkone. Gal žiūrėjo, ką čia visas tas gengas veikia. O vieną rytą pro langą pamačiau grįžusius varnėnus pasivaišinti šermukšniu. Jie buvo susiradę ir naujų draugų – giesmininkų. Tie grįžusių paukščių priėmiau kaip ženklą, kad laikas vėl pratinti maitinti iš rankos. Ir mano nuostabai šį kartą pavyko iš pirmo karto. Bet tikriausia buvo išalkę, nes kitą dieną nebuvo taip paprasta. Tad pradėjau pratinti palikdamas saulėgrąžų ir ant balkono krašto, ir ant stalo, kad žinotų, jog čia saugi zona valgyti visur. Beje, Bukutis po ilgo laiko įsidrąsino atskristi valgyti ir į balkoną. Net pasidarė toks apžora, kad imdavo po kelias saulėgrąžas vienu kartu. O vėliau ir mano gengą pradėjo vaikyti. Čia tau biški karmos. Po šiek tiek laiko vėl pabandžiau nedėti į lesyklą ir laikyti tik rankoje. Užtruko, bet šį kartą pratinimas nenuėjo veltui ir vis drąsiau pradėjo jaustis prie manęs. Net Bukutis kartais įsidrąsino paimti iš rankos. Įdomu, o dabar skaitausi jau tikras ornitologas, jei pasidariau paukščio tatuiruotę. Palikit komentarą. Paukščiai balkone labai faina, bet viskas yra ne taip gražu, kaip gali pasirodyti iš šono. Yra ir kita medalio pusė. Laikas išsivalyti ir stebėti, kas vyks šaltąjį sezoną. O kas vyksta su inkiliuku? Zylės tikrino, bet neįsikėlė. Panašu, kad ir Budis matavosi į savo, o galiausiai ir nauji lankytojai susidomėjo. Iš tiesų labai įdomu stebėti, kaip keičiasi dinamika atsiradus naujiems paukščiams. Gal žiemą atkeliaus dar naujų rūšių? Kas bus, pamatysime kitame sezone.